visas menas yra per aukštai iškeltas iki smuiko stygo, aš jį nuleidžiu iki, nežinau, iki grafiti kažkas tokio. Ir, pavyzdžiui, tas brutalumas visas, tai, manau, čia yra specialiai tai padarytas, nes kad žmonėms būtų įdomiau žiūrėti, nes pradžioje mes įrodydam kieme ten bomžams ir valkatoms. Jau prie tos minties, kad pateikti meną reikėtų žmonėms būtent labai tiesmukiškai ir primityviai. Tai tarsi kaip duoti vaikui saldainį, bet ne tai, kad duodi saldainį, bet dar jį ir švinioji ją, pridedi būrį, gal dar jam padedi pakramtyti. Taip, nes menas nėra skanus ir gražus, jį reikia suprasti, reikia pamastyti. Kaip patraukti tą žmogų, ką paskui jiems pasakai, tai jau vėl, bet visų pirma, tu turi jį pagauti kaip žiūrovą, kad jis žiūrėtų, ką tu ten nori paskui, ką jau tu nori ten tuo pasakyti. Tu turi jį pasitikti ant to laiptelio, kokiam jis dabar yra, skubantis iš darbo, piktas, nervuotas, išgeręs jau 2 butelius. Nu, žodžiu, tu pasitinki jį ne tokį, kuris ateina su ten ta programėlė, visi kišėsi į kišenę, bet tai pasitinki vat gatvėje, pavyzdžiui. Tai buvogi mūsų pirmas tas iš Šilainės išdurtas ir apiplėštas, vat būtent toksai. Mano draugė nuolat ten apiplėšė. Iš tur ir prasidėjo tai. Aš tai tikrai dėl to, kad ir vieną kartą, paskui jinai pradėjo bijoti lipti iš mašinos. Taip, sustoja Šilainės ir bijo eit namo. Nu, nejaukus rajonas yra, žmonės, pavyzdžiui, bijo tenai vakare, patys bijo savo kieme. Tai va, tai manau dėl to mes darėm. To, kad mūsų miestas, o čia kažkas bijo išeiti į gatvę, tamsoj, Šilainėse.